noriu Jums pristatyti lektorių, tai yra docentas, daktaras, Vilniaus universiteto bendrosios psichologijos katedros dėstytojas, psichologas ir fotografas Antanas Kairys. Labai gerai, tai man jau paplojant, galima toliau nebešnekėti. Gerai, man nelabai patinka, kad aš čia matau psichologų. Bėda yra tame, kad jeigu aš nusišnekėsiu, tai ir tai vat kažkokiam dalykiniai vietoj, tai labai tikėtina, kad kiti gal nepastebės, bet yra šansas, kad psichologai pastebės. Labą dieną. Kas taip? Jo. Man atrodo, man taip nulipino stalo, nes aš nepasiekiu kompo. Gerai. Taigi, kadangi aš tingiu dirbti ir tingiu daug šnekėti, teks jums. Pirmas dalykas, kas yra originalumas? Ką? Kažkas naujo. Kas taip? Savitumas, prigimtiškumas. Savitumas, kokia antra žodis sakė, negirdėjau? Prigimtiškumas. Prigimtiškumas. Aš nežinau, kad dažnai ten buvo senas sąvokas ir vienas iš jų buvo. Tai, ta prasme, kai mes elgiamės kaip pagal savo prigimtį, žvėrišką ir gyvulišką, tai tampa originalu. Išsiskyrimas. Kitaip sakant, skyrybos ir daug ašarų. Girdėjau, ką sakė. Išsiskyrimas. Nuo ko? Išsiskyrimas, unikalumas. Dar kam nors kila minčių? Savotiškumas. Viskas? Baigiam? Kūrybiškumas savotiškas. Okei. Pakankamai nemažai pasakė to, ką reikėjo. Labai džiaugiuosi. Va, gerai. Tai aš pabandžiau pasižiūrėti, kas man kyla galvoj, kai sakomas originalumas. Nes originalumas šiaip nėra psichologinė sąvoka. Psichologai originalumo nelabai naudoja. Jie geriau murdosi po kitokias sąvokas ir kalba apie kažką kitą. Tai pradedant kalbėti apie originalumą, iš principo aš matau tris dalykus. Tai pirmas iš jų yra nuokrypis nuo normos. Va. Tada kitas yra, ką jūs ką tik sakėte, yra kūrybiškumas. Ir dar trečias dalykas. Tai prie trečio mes prieisim, nes man jis yra įdomiausias. Trečią jūs nelabai sakėt, nors gal ir sakėt. Taip, tai pradedam nuo normos. Kas yra norma? Tokie standartai. Tokie standartai. Norma yra blogis? Gėris. Norma yra gėris. Nuokrypis yra blogis? Ok. Tai jeigu mes žiūrėsim vėl iš tradicinių psichologų pamąstymų, tai norma atrodo maždaug taip. Teko matyti tokį gyvūną? Čia kaip iš Saint-Exupéry, ten smauglys parirės kažką. Ką jis ten ryja? Dramblį? Dramblį, vargšas dramblys, vargšas smauglys. Taip ir miršta mano persivalgymu. Gerai, tai šito konkrečiu atveju mes matome ką? Kas žinot? Fenomeno pasiskirstimo dėl... Ką tokį? Fenomeno pasiskirstimo visuomenė. Ok, jūs beveik teisus, o matematikų neturim kokių nekeičia. Funkcija. Funkcija, labai gerai. Galima lygiai taip pat sėkmingai sakyti kažką. Nu, psichologija? Gauso kreivė. Ok, arba vadinamai normalai skirstam, arba normalai pasiskirstam. Psichologai naiviai tiki, kad praktiškai didžioji dalis reiškinių, pavyzdžiui, intelektas, pavyzdžiui, asmenybės bruožai, ar dar bilekas, ką jūs galite sugalvoti, didžioji dalis šitų reiškinių pasiskirsta maždaug taip. Idėja yra tokia, kad didžioji dalis žmonių yra susitelkę apie vidurkį, o maža dalis yra nukrypę į kažkokius tai kraštus. Ir pavyzdžiui, jeigu mes imsim intelekto matavimą, nu tai pavyzdžiui, jeigu čia bus koks nors 100 IQ, tai nuokrypis kuo didesnis IQ, tarkim, į didžiąją pusę, jeigu mes traukiame ten kokį 140 ar dar kažkiek, tuo didesnis paėjimas į uodegos pusę ir bus. Ir tuo į mažesnį tarpą žmonių jūs su savo 140 IQ ir pakliūsit. Va. Taigi, kai mes pradedam kalbėti apie originalumą, labai dažnai yra turima galvoj, kad tai yra uodega. Kai jūs sakėt, kažkas sakėt keistas. Ne? O kas nors galvojo?
Galvoju, labai gerai, tai bent jau galvoju. Tai kai mes turime galvoju ir sakom originalus, vat, kažkas, kas nematyto, tokia vat, kažkas crazy. Ne? Kažkas, ko mes vat, realiam gyvenime retai ir sutinkam. Tai dažniausiai mes turėsim galvoj, kad vat, patenka tarp tų, nežinau, 0,5%, 1% ar kažkiek vat, nukrypusių į šoną. Ir dažniausiai šitoje vietoje mes vėl turėsim galvoj, kad vat, išskirtinumas gerąją prasme. Nes mes turim ir kitą uodegos galą, kur gali būti išskirtinumas blogąją prasme. Pavyzdžiui, 1% stukas geriausiai laužo stalus. Arba, nežinau, nosis tamsioje gatvėje. Ar kažkas tokio. Tai va, tai turbūt nebus laikoma labai originalių dalykų, bet, vis šis tas. Tai va, tai pirmas požiūris. Ar jis yra labai kažko vertas? Aš nežinau. Nes jis toks, toks. Reikia tada pradėti kalbėti, kas yra ta norma, ar gerai tas vidurys, kaip nukrypti, ar tas nukrypimas yra ok, ar ne ok, ir taip toliau ir panašiai. Tai va, bet toks požiūris galimas. Taip, į tą pusę paspausiu. Ok, gerai, tai mes dar turim sakymą, kad originalumas yra praktiškai tas pats, kas kūrybiškumas. Ne? Kas yra kūrybiškumas? Kūrybos, ne? Ne, nekelkit rankų, tiesiog šaukit. Aš tai manau, kad kūrybiškumo apibrėžimas yra labai konkretus, labai plačiai galima pasakyti. Tai savo kokių minčių, mąstymų pateikimas apčiuopiamai kažkaip. Taip. Tai jeigu aš dėstau savo mintis ir jūs galvojat, vėl, jau 60 kartą tas pats. Čia bus kūrybiškumas ar ne? Ne. Tai reiškia jūsų apibrėžimas per platus. Nes jis apima ir tą variantą. Jūs sakot, savo minčių pateikimas apčiuopiamų būdu, tai aš sakau, tai labai apčiuopiamai. Jūs tai jau girdėjot milijardą kartų. Galbūt kūrybiškumas iš dalies yra kažko naujo kūrimas ar darymas. Gerai, o jeigu aš naujai mėtysiu batą į sieną, tai bus kūrybiškumas ar ne? Vat visi meta taip, o aš mėtysiu, nežinau, kažkaip kitaip. Taip. Tai bus kūrybiškumas? Taip. Tikrai. Kad menas, tai tikrai. O kas yra menas? Paprastai sakoma, kad ne visai. Kiek pamenu, atrodo, kad informacijos, esamos informacijos modifikavimas, tada jau sukūrimas kažko tai naujo. Matot, aš ginčiuos, kad tik tai naujo gal ir neužtenka. Seną irgi galima kažkaip kūrybiškai pateikti. Bet tai bus naujas produktas. Ta prasme, tai, kai jūs sakot, kad jeigu mes paimam jau kažkokį egzistuojantį dalyką, jį perkuriam ir pateikiam kaip savo, ir tai yra nauja, tai yra ok. Tai palystų po kūrybiškumu. Ko dar trūktų? Nes dažnai mes sakome, kad ok, tai naujo sukūrimas, bet iš principo, ne bet kas naujas yra kūrybiškumas. Vat jūs sugalvojat naują būdą, kaip krapštyti nosį. Čia kūrybiškumas? Ar tikrai? Tam tikrai Reikia. Čia duris blogai vieta. Ir pirmos eilės užimtos, tai žmogus privalo perėti beveik visą auditoriją. Tai gal jūs turit nuomonę, kas yra kūrybiškumas? Va šviežias vėjo gūsis. Kūrybiškumas, tarkim, nežinau, kas nors savitos idėjos turėjimas. Savitos idėjos turėjimas. Išskirtinė. Gerai. Tai savitos idėjos, kažkas naujo ir taip toliau. Dažnai yra prikabinama dar vienas dalykas, kad tas naujas dalykas turėtų bent kokią vertę. Dėl to, kam tai vertinga ir kaip tai vertinga. Nosies krapštymas gerų būdų, eikvojant mažiau energijos, gali būti irgi labai naudingas dalykas. Vietoj to, kad sueikvotumėt trečdalį kalorijos, sueikvojat ketvirtadalį kalorijos ir jūsų gyvenimas nuo to labai pagerėja. Tai galėtų būti irgi užskaičiuojama kaip naudinga, bet jeigu tai yra absoliučiai bevertis, bet kurią įmanoma prasme dalykas, nepaisant to, kad jis naujas, jį diskutuotina ar galim laikyti kūrybišku. Reikia. Va. Gaila, šiuo metu neturim klausimų, nes paprastai atėję atsakinėja klausimą. Va, jūs galit ginčytis, aišku. Mes galim ginčytis iki nukritimo, ar yra privaloma, va ta naudos papildoma
papildomas kriterijus, bet dažniausiai sakoma taip. Jeigu netikit, paskaitykit Wikipediją, garantuoju, tam tikrai tai parašyta. Va. Aha. Negirdėjau iš jūsų dar vieno tradicinio dalyko, kad kūrybiškumas tai yra kažkas tokio, kuo pasižymi tik tai vienetai. Ne? Sugadintas jaunimas, blin. O negali būti masinio kūrybiškumo? Nu va, čia ir prieinam prie tokio dalyko. Tai jeigu mes žiūrėsim į senus gerus laikus, tikėtina, kad jeigu jūs paklausinėsit savo tėvų ir senelių, jie kūrybiškumą greičiausiai bus linkę pripaišyti tik tai, na, tam tikrą išskirtiniai kastą. Tai yra žmonėm, kurie yra kažkuo išskirtiniai, genialūs ir taip toliau. Ne? Ir manyti, kad kūrybiškumas tai yra kažkokių tikrai didelių dalykų sukūrimas. Kad nosies krapštimo būdo išradimas nėra kūrybiškumo apraiška. Kad tai turi būti meno kūrinys, tai turi būti mokslo teorija, tai turi būti... Kas dar gali būti kūrybiška? Nu, nežinau, kažkas tokio iš didžiosios T raidės. Tai šiuo metu ir jūs jau esat persismelkę šitą dvasę, jums nebereikia įrodinėti, kad egzistuoja ne tik tai tas didysis, didžiulis kūrybiškumas, bet ir kasdienis kūrybiškumas. Kur kasdien, savo kasdieniai veikloje, ar tai būtų studijos, ar tai būtų, nežinau, stalo teniso žaidimas per pertraukas, ar tai būtų kažkas tokio, irgi galimas kūrybiškumas, tai yra kažko naujo ir naudingo sukūrimas. Taip, tai kūrybiškumas irgi yra daugiaplasmis dalykas. Dabar, kai mes kalbam iš psichologinės pusės apie kūrybiškumą ir jeigu jūs, kaip atėjęs naujas žmogus sakė, kad praktiškai jis padėjo lygybės ženklą tarp originalumo ir kūrybiškumo. Aš nebeatsimenu, kaip ten buvo, bet man galvoje pasidėjo lygybės ženklas. Va, tai mes šitoje vietoje irgi galim kelti klausimą, kokie psichologiniai mechanizmai leidžia egzistuoti tam kūrybiškumui. Tai nežinau, ar verta jūsų klausti. Ne? Nu, šiaip čia gana didelis miškas ir jis gana painus. Vėl galima kalbėti iki nukritimo ir aš nesijaučiu labai geras specialistas, kalbant apie kūrybiškumą. Yra geresnių už mane, tikrai. Ką aš norėčiau paminėti, kad labai dažnai yra kalbama bent jau apie 3 dalykus. Tai vienas iš jų yra kažkokie tai mąstymo ypatumai ir dažnai yra minimas vadinamasis divergentinis mąstymas. Kas nors girdėjo tokį džiaugsmą? Apie divergentį, jo, taip ir maniau, kad bus pagrindinis dalykas. Kažkokia knyga apie kažką, ne? Ir filmas lyg ir apie kažką. Tikėtina žiūrėti filmą, knygos neskaitėte. Ten apie kažkokią merginą, kuri ten kažką. Jinai buvo išskirtinė. O kas yra divergencija? Arba divergentinis mąstymas? Jūs labai linksėjot galbūt. Mąstymas iš visų perspektyvų. Tai yra maksimumo galimų sprendimo variantų sugalvojimas. Jeigu mes galvosim apie paprastą sprendimo variantą, yra vinis, yra plaktukas kaip įkalt vinį. Ir savo pranagus, ne? Bet, tai yra paprastas sprendimo variantas. Kaip mes dar galim kalt? Gal mes galim kalt kotų? Gal mes galim, nežinau, stalą daužyti plaktuką ar kažką kito daryti. Tai čia būtų divergentinio mąstymo variantas, kai mes galvojam ne vieną ir patį paprasčiausią sprendimo variantą, bet galvojam iš visų įmanomų perspektyvų ir sugalvojam kiek įmanoma daugiau įmanomų variantų. O tai tas divergentinis mąstymas, ta prasme, tai priverstinis mąstymas, ar čia jau savaime turite gauti? Visai. Dabar kalbant apie kūrybiškumą. Vienas iš didžiausių dalykų ir naudingiausių psichologam yra kūrybinio mąstymo technikos. Kodėl naudingiausia, nes iš jas galima paimti pinigus. Ir iš tikrųjų egzistuoja toks versliukas kaip seminarų, knygų, mokymų ir viso kito kūrybinių stovyklų rengimas, kur yra skatinama mąstyti kūrybiškai. Tai mes iš vienos pusės galime galvoti, kad kažkas man skambina. Gerai, nepažįstamas numeris, reiškia nieko svarbaus. Tai mes iš vienos pusės galime galvoti, kad tai kai kuriems žmonėms tiesiog išeina natūraliai. Dabar kaip tas natūraliai atsirado, atskira tema, į kurią aš nenorėčiau gilintis, nes nieko nežinau. Bet tarkim, kai kuriems išeina natūraliai. Bet šalia to mes turim krūvą įvairiausių technikų. Primityviausia iš jų, kurią jūs turėtumėte žinoti, yra kokia? Kas? Ugdymas? Ne. Čia jau taip platu, kaip plačiau nebūna. Brainstorminimas kažkas sako, ar ne? Kai visi susėda ir sako viską, kas ateina į galvą, ar ne? Paprastai nieko gero nepasako, bet čia jau jų bėda. Ar ne? Turi savas taisyklės ir taip toliau.
tyrimai rodo, kad tai nebūtinai yra labai efektyvu. Yra ir kitų mąstymo technikų, kūrybinio mąstymo technikų. Pavyzdžiui, kažkokios stimulinės medžiagos naudojimas siekiant sugeneruoti asociatyvinės mintis. Ne? Mes, pavyzdžiui, galvojam apie tai, kaip išspręsti Vilniaus viešojo transporto problemas, bet vietoj to, kad mąstytume apie transportą, mes susitempėm visus įmanomus žurnalus, pradedant nuo, nežinau, Panelės, Justės ir baigiant tik vyrams, Playboyum, tame tarpe pakliuvo dar žurnalai Būrėja ir Link amžinybės, jeigu jis beina. Žinot, yra toks. Nesat matę? Labai geras žurnalas, vadinasi Link amžinybės. Ir po to jis kažkaip kitaip berods persivadino, tai buvo žurnalas apie kapines ir kapinių madas. Va. Ir tada jūs ką darote? Jūs vartote tos žurnalus ir galvojate, okei, va čia yra gražus karstas. Ne? Ką jis man galėtų pasufliuoti, kaip išspręsti Vilniaus transporto problemą? O gal mes galime daryti, va, dar pavyzdžiui, troleibuse viršui kažkokias gulimas vietas, ne? Nu, kaip karstas. Nu, kūrybiškas sprendimas. Ar labai naudingas klausimas kitas? Va. Kas taip? Nieko. Nu. Va, aš net savim džiaugiuosi, kaip aš taip sugalvojau gerai. Va. Ir kitokių variantų. Ten skrybelių metodas, kur žmonės keičia skrybelės, keičia savo vaidmenį, ten iškritikuoja kažkokį generatorių, nebelabai atsimenu, ko tas skrybelės ten ką reiškia. Nu ir dar N įvairiausių technikų. Ar jos tikrai visos veiksmingos? Kaip kada, kaip kuri, kaip kokioje situacijoje. Ar labai gali pakenkti? Turbūt ne. Gali kainuoti jums, jeigu pasisamdysi brangų lektorių. Va, bet pabandyti smagu, dažniausiai nekenkia ir kodėl ne. Tai va, šalia to egzistuoja dar vienas dalykas. Kai kurie žmonės, net ir apmokyti įvairiausių technikų, jie nebūtinai bus labai kūrybiški. Kodėl? Dėl to, kad turbūt mes turėtumėm pripažinti, kad egzistuoja ir tam tikra asmenybės sankloda, kuri susijusi su to, kad žmogus gali sau leisti ir apskritai, kad trokšta eksperimentuoti. Tai, viena iš populiariausių šiuo metu psichologijos asmenybės teorijų sako, kad yra 5 didieji bruožai, 4 mums nelabai svarbus, bet 1 svarbus. Va. Kuris mums svarbus? Atvirumas patyrimui, kažkas sakė smalsumas, iš principo taip. Tai atvirumas patyrimui arba atvirumas patirčiai yra žmogaus polinkis trokšti kažko naujo. Jam smalsu, jis tenai domisi tiek kažkokiam naujom idėjom, tiek nauja veikla, tiek bile kuo naujų. Gyvatės tampimų už uodegos ar dar kažko panašiau. Va. Tai ir iš kur šitie bruožai ateina, kaip manot? Iš prigimimo? Nu jo, jums patinka prigimti, bet šį kartą jūs teisus. Jūs teisus. Nes jeigu tikė teorija, kuri turbūt nėra visai teisinga, jinai sako, kad jie yra įgimti. Tai mes iš šitos vietos galime sakyti, kad turbūt yra tam tikrų iš prigimties ateinančių dalykų, kodėl vieni žmonės labiau nori eksperimentuoti, yra smalsesni, kiti galbūt šiek tiek mažiau. Va. Tai ir paskutinis, dar trečias dalykas, visada egzistuoja situacija. Ir jeigu jūs dirbsite aplinkoje, kur jūsų vadovas jūs terrorizuos, jūsų kolegos jūsų nekęs, jūs savo kolegų irgi nekęsite, jūs dirbsite nuolatiniam strese, įtampoje ir niekas jums neleis pasireikšti, plus už kiekvieną klaidą jūs baus, jūs labai kūrybiški būsite. Nebent mintise planuodami būdus, kaip susidoroti su visais aplinkiniais. O tada gal. Bet savo tam darbe, kur jūs atliekat, bausmės už klaidas, bloga atmosfera, ten, sakykim, deadline'ai, kurie yra nerealūs ir panašus dalykai, visą tai greičiausiai gerokai pripjaus jūsų galimybę sukurti kažką naujo. Tai va. Tai toks reikalas yra su kūrybiškumu. O trečias dalykas. Kas nori pabandyti atspėti? To, kurį jūs pasakėte tarp eilučių. Nenori atspėti. Stovi, turiu vieną slaidą turiu. Teko girdėti, ir turbūt teko, ir turėjo tekti girdėti, tą idėją, kad didžioji dalis genijų buvo bepročiai. Ir aš parinkau tokius smagius dalykus. Van Gogą, kuris savo nusidžyrino ausies gabalą. Neatsimenu, jis siuntė paštu ar nesiuntė? Siuntė. Tai va, visai neblogas pasirinkimas. Apie Einšteiną kalbėti nereikia, pasižiūrėti užtenka. Daly, tai kaip ir neišpratėjęs žmogus tokių dalykų nesugalvotų.
Tai faktas, visi jie turėjo būti išprotėję. Iš tikrųjų, mes kalbam šablonais ir stereotipais, nebūtinai. Bet va, ta idėja ir šiek tiek ir susieja va, tą nuokrypį nuo normos su ekstremaliu kūrybiškumu. Ne? Ir žmonės yra linkę manyti, kad va, tas išprotėjimas, keistumas ir taip toliau yra kūrybiškumo šaltinis. Kas iš tikrųjų nėra tiesa. Bet taip yra linkstama manyti. Va. Gerai. Tai, ką jūs sakėte truputuką, kad tai buvimas netoks pat kaip kiti. Ir čia yra labai įdomus niuansas. Tai yra susijęs su tapatumu. Ir šitoje vietoje klausimas, o kas esat jūs? Man pasakykite. Justina. Gerai. Ai, studentai. Okay. Studentai, gerai, važiuojame, toliau. Jūs galite apie save kalbėti, ne apie visus. Kas jūs esate? Reikės pirštų parodyti. Kas? Ką? O ar jūs žinot, kas jūs? Jo. Bet mes ne apie mane kalbame. Tai norėjau žinot, aš žinau, baigtinis atsakymas. Ne, teisingo atsakymo nėra. Visi atsakymai... Kas taip? Visi atsakymai, kuriuos jūs pasakysite, yra plius minus teisingi. Vieni mažiau juokingi, kiti labiau. Tai kas jūs esate? Keliautoja. Ok, keliautoja. Neblogai. Dar? Viskas? Studentai ir keliautojai. Dukros sesės, ok, draugai. Gal pirmiausia žmonės? Žmonės, galim diskutuoti apie tai. Ką? Čiut žmonės, ok. Tvarkoja, čiut žmonės, dar. Intencijos. Kas? Intencija. Ok, galima plačiau. Tarvasi, jeigu tu esi studentas, tai tu kaip tapatinį save su intencijas studijuoti. Norit vystis. Tavo intencija yra tokia. Aha. Iš psichologijos pusės ne, bet ok. Intencija kažką daryti, atsakymas. Jo, bet jūs generalizuojat, neįdomu. Gerai, dar noriu išgirsti dar vieną dalyką, tada paleisiu jūs, tai sakykit toliau. Asmenybės. O, va, ką čia pasakėte? Jūs, ok. Asmenybės iš didžiosios A raidės, sunosime. Asmenybės. Gerai, bet tokio reikėjo atsakymą. Dabar, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie tokį dalyką, kuris vadinasi tapatumas. Ir bent jau socialinė psichologija apie tapatumą kalbama iš dviejų pusių. Mes galime sakyti, kad egzistuoja tam tikras socialinis tapatumas ir tam tikras asmeninis tapatumas. Dabar, kalbant apie socialinį tapatumą, tai yra savęs priskirimas tam tikrom socialiniam kategorijom. Kai jūs sakot, kad aš esu studentas, moteris, vyras, lietuvis, nežinau, su keliautoju biški sudėtingiau, čia yra tarpinis variantas. Aš nežinau, ar jūs sakot keliautoja kaip žmogus, kuris yra unikalus tuo, kad mėgsta keliauti, ar kad priklauso tai žmonių grupiai, kuris susikrauna kuprines ir varo. Jeigu yra pirmas variantas, tai jau yra asmeninis, kažkoks unikalus savęs apibrėžimas, o jeigu antras variantas, tai yra labiau socialinis. Praktikoje dažniausiai jie bus tokie, vienas su kitu sukibę ir labai sunkiai atskiriami. Tai va, asmenybė iš didžiosios A nosinės raidės. Va čia yra bandymas save apibrėžti. Sinchronizacija vyko. Kažkieno komposu kažko susinchronizavo. Gerai. Tai asmenybė yra grynai asmeninis identitetas. Va. Dabar, kai mes pradedam kalbėti apie originalumą, tai pripažinkim, kad va ta idėja, kai pats pavadinimas sako masinis originalumas, jinai turi kažką su savęs apibrėžimu. Nes dažniausiai žmogus, kuris bando sakyti, kad aš kuriu kažką originalaus, aš esu kažkoks originalus, jis dažniausiai kažką tuo bando pasakyti ir apie save. Tai va, tai šitoj vietoj aš bandysiu truputį pajudinti idėją iš tos pusės ir pakalbėti apie tai, kaip tapatumas gali būti susijęs su originalumu. Supratot, kas yra tapatumas? Galime į toliau? Gerai. Jo, tradicinis studentiškas atsakymas. Ir turi klausimų, ar? Paskutinę paskaitą, o kas bus per egzaminą? Ką? Per egzaminą tai klausimai. Kokie? Kas bus per egzaminą? Ne, žinokit.
pasaulis žengia į priekį ir studentai paprastai paskutinę paskaitą sugeba paklausti. Gerai. Dabar kaip yra lengviausias būdas apibrėžti savo tapatumą? Ir vienas, gal ne pats lengviausias, bet vienas iš standartinių būdų, kuriuo mes galime apibrėžti savo tapatumą, yra per priešpriešą kažkam. Va, ne tai, kas aš esu, bet tai, kas aš nesu. Arba kuo aš skiriuosi nuo kitų. Va, šitoj vietoj prasideda absoliučios spekulacijos, čia informacija psichologam. Jūs irgi psichologijos studijate? Ne? Neįdomu. Dar yra psichologų? Viena? Jo, viena, okei. Gerai. Tai ką niekam nesakykit. Tai šitoj vietoj prasideda mano absoliučios spekulacijos. Tai šitoj vietoj trečią kartą paminėjau, ką aš norėjau pasakyti. Prisiminkit paauglystę. Atsimenu tokį nuostabų laiką, kai kam jis gal dar ir nesibaigė, kai jūs nuoširdžiai tikėjate, kad jūs esate absoliučiai skirtingas negu visas kitas pasaulis. Niekas jūsų nesupranta ir taip toliau ir panašiai. Ne? Tai kodėl jūs manot, kad esate visiškai manėt ar tebe manot, kad visiškai kitokie negu visas pasaulis? Tai greičiausiai ir siejasi su to, kad jūs bandot savo paaiškinti, kas jūs esat ir tuo pačiu savo tą paaiškinimą daryti per pasakymą, kuo aš nesu. Va. Suprantat, link lenkiu? Ok. Ir šiaip jeigu taip kalbėti vėl iš psichologinių teorijų pusės, tai paauglystė yra tas laikotarpis, kai mes turim surasti savo atsakymą į klausimą, kas mes esame. Va. Ar jūs jaučiatės jį jau suradę? Ir čia yra šiuolaikinio gyvenimo įdomumas, nes paauglystė išsitęsė. Ir psichologai išgalvoja naują tarpsnį amžiaus. Nes anksčiau mes kalbėdavom apie tai, kad yra vaikystė, yra paauglystė, tada prasideda suaugusio žmogaus gyvenimas. Šiuo metu atsirado naujas laikotarpis, kuris vadinasi besiformuojanti suaugystė. Tai čia, kaip atsimenat, buvo tokia Britney Spears daina. Jo, aš neatsimenu kitų žodžių, ten gali būti visokia prasmė, bet šituo konkrečiu momentu, tai tas besiformuojantis suaugystė, kai aš kaip ir jau nebe paauglys, bet dar kaip ir negyvenu suaugusio žmogaus gyvenimą. Va, greičiausiai tai gali sėtis ir su tuo, kad, surasti savojo aš apibrėžimą šiuolaikiniam pasauliu pasidarė sudėtingiau. Gerai, pavyzdžiai. Aš turiu 3 pavyzdžius, kurie yra skirti iliustruoti šitą idėją, kaip mes apibrėžinėjom save per priešpriešą kitam. Priešpriešą kažkokiai kitai idėjai. Ok. Teko girdėti, kam nors, kas yra lomografija. Va, žmogus su 2 fotoaparatais girdėjo. Turit lomo kompaktą? Ne. O tai kaip čia taip? Norėčiau. Jūs per jaunas? Per jaunas. Jūs norėtumėt? Norėčiau. Nori gal pirkti? Gal nedėkui. Dabar atpigė. Jo. Gerai, tvarkoj. Tai, kaip atrodo gera fotkė? Daug efektų. Jūs čia sakėt? Daug efektų. Ne, bet taip normaliai, jeigu jūs sakytumėt, aš turiu ką? Dvarą. Man reikia puslapio dvaro. Jūs norit pritraukti visokių tenai baliavotojų, kurie išlaužys jūsų antikvarinius baldus ir prirems auksinių žuvyčių baseiną. Va. Kaip turėtų atrodyti gera šito dvaro nuotrauka? Panoraminė. Bet, tarkas jai būdinga turėtų būti. Normalus kontrastas dar. Saulėta diena. Kokybiška. Va. Ok. Lomografija atsirado kaip priešpriešą šitą idėją. Dabar, čia vėl, grinai mano pasvaičiojimai, jie nepagristi niekuo, jūs galite jais netikėti. Bet lomografija atsirado tada, kai jau buvo išpopuliarėjus skaitmeninė fotografija ir pasidarė santykinai lengva pagaminti pakankamai kokybišką nuotrauką. Santykinai lengva. Nereikia mirkyti rankų chemikaluose, nereikia raudonų, geltonų, žalių lempų ir visokio kitokio džiaugsmo. Ir tuo momentu atsirado gauja austrų, kurie nuvažiavo į Rusiją ir pamatė Lomo kompaktą. Čia yra Lomo kompakt automat. Va, čia yra rusiškos technikos šedevras, kuris šiaip jau yra nukopijuotas nuo japonų, kaip ir beveik viskas beje rusiškoj technikoje. Nuo kažko nukopijuota. Tai čia yra pasinos klonas.
šitas aparatas pasižymi kuo? Kad jis nėra labai kokybiškas. Jis kartais mėgsta užstrikti, bet čia jau nieko nepadarysi. Plius jis gamina kadrus, kurie yra iškreipta perspektyva ir yra vadinamasis vinjetavimas. Tai yra kraštai yra tamsesni. Šiaip tai laikoma broko požymiu. Bet tai pasirodė įdomu. Tai pasirodė originalu ir kažkas kitokio, negu yra populiaru masiniai rinkui. Tai va, dabar tai išsivystė visą judėjimą, kuris turi netgi savo taisyklės, savo puslapį, savo socialinį tinklą ir taip toliau. Yra 10 lomografijos taisyklių, kuris sako, kad visada nešiaukis savo į lomo, naudokis jo visada dieną ir naktį. Tai yra neįsikišimas į gyvenimą, bet gyvenimo dalis. Fotografuok nuo juosmens, čia labai įdomi taisyklė, tokia jau gana tiksli, nes šiaip idėja yra tokia, kad tu nežiūri, kur fotografuoji. Tada fotografuok iš kuo arčiau, negalvok, fotkink bile ką. Būk greitas, tau nebūtina žinot, ką nufotkinai, svarbu nufotkint, tai ir taip toliau. Paskutinė taisyklė sako, nesijaudink dėl viso šito, daryk kūrybiškai ir originaliai. Ką jinai sako iš esmės. Tai yra iš principo gerokai skirtingai, negu siūlytumėt fotografuoti dvarą, kurį norėtumėt nuomoti turistam. Jeigu jūsų fotografas sakytų, aš fotkinsiu nuo juosmens, nežiūrėdamas jūsų dvarą, su nekokybišku aparatu, kas išeis, tas išeis. Tegu gyvenimas vyksta. Rezultatas jūs nustebins, mane irgi. Nebūtina gerai prasme. Kaip atrodo nuotraukos? Pavyzdžiui, tokia. Gražu? Jo. Mano. Gražu? Esmė yra kokia. Galima truputį dar paaiškinti. Nežinau, jums įdomu? Gerai. Okay. Tai jeigu kalbant apie šitą dalyką, tai čia yra fotografuotas lomo kompaktų. Dar yra naudota netinkama juostelė. Ką reiškia netinkama? Yra 2 rūšių juostelės, jeigu taip grubiai skirstam. Negatyvinės ir pozityvinės. Tai čia yra pozityvinė juostelė ryškinta kaip negatyvinė. Kas iš to išeina? Spalvos yra toli nuo tikrovės. Po to parodysiu dar vieną pavyzdį. Arba fotografuojamos su netinkamo formato juostele ir tada matos visi perforacijos, užrašai ir taip toliau. Arba 2 kadrai ant vieno. Čia vėl spalvos, čia jos gerokai mėlynos, nežinau, ar matosi, bet čia yra vėl netinkamo ryškinimo pasekmė. Čia nelabai matos, bet čia yra ryškinimo klaidos. Čia, pavyzdžiui, kažkoks tai burbulas pakliuvo, ar tai iškalų pritruko, kleckas ant krašto. Ir šiaip, kraštai tamsus, ko neturėtų būti, pačios kokybės nėra. Bet įdomu. Primena Instagramą. Aš galėčiau lažintis, kad Instagramas ir Instagramo filtrai bent jau dalinai įkvėpimo sėmėsi iš lomo. Ko visą tai virto? Nes šita nuotrauka, pavyzdžiui, daryta 2009 metais, tai buvo pats pikas. Tada ir lomo kompaktai buvo brangus. Kuo virto? Mada virto. Pritarėt, nepritarėt? Žmogus su 2 fotoaparatais. Iš principo taip. Vienu tarpu tai buvo labai populiaru, labai trokštama. Tada atėjo Instagramas. Lomografija tapo verslu iš esmės. Ir šiuo metu jūs galite apsilankyti puslapį lomography.com ir pamatyti, kad jie labai džiaugsmingai pardavinėja visus įmanomus nekokybiškus fotoaparatus. Kiniečių gamintus plastmasinius, rusų gamintus metalinius, kuriuos galima kalti vinis, krūvą blogų juostelių, kurios arba tyčia pagamintos blogos, arba surastos senuose papelysiuose sandėliuose ir pardavinėjimas kaip kažkas labai unikalaus. Tuo momentu tai buvo kažkas naujo, šviežio ir užsiminėti lomografiją buvo galimybė pasakyti, kad aš esu originalus ir kitoks. Šiuo metu tai jau kažkas jau atgyvenusio, šiaip dar įdomu pabandyti, bet pabandžiau užteko. Tai pirmas pavyzdys. Aišku, kol kas? Gerai. Antras pavyzdys bus iš kokios sferos? Fotografijos. Kaip netikėta. Gerai. Ar žinot, kas yra bokė? Daug žmonių žino šiek tiek, geriau negu lomografija. Kas žmogus su 2 fotoaparatais jau kalbėjo, tai dabar jūsų eilė. Tai tokie taškeliai, kurie būna nuo šviesos? Ne. Tokie burbuliukai? Ne. Va čia bokė? Ne.
Nu, žmogus su dviem fotoaparatais? Tai kai pagrindinis vaizdas būna, labai kontrastas skiriasi ir ypatingai backgroundas visas išsiliejęs būna. Ir jisai būna, nu tai, šilčiau, bet netikslu. Tai nesufokusavimo iš jų. Jo, tai yra tas Antro pats plano kokybė. Iš principo bokė yra tai, kaip atrodo nesufokusuotas vaizdas, jeigu visai tiksliai, ne? Tai, ką jūs sakot, yra va čia, ne? Va, šitie burbulai yra bokė variantas. Bet lygiai taip pat mes turim ir tokį variantą. Ne? Čia yra viskas, va čia esantis objektas yra lygų, gražu, antras planas išlietas. Nu, ta prasme, nėra jokių burbulų, trikdančių detalių. Tai irgi yra tam tikras bokė porūšis. Kaip manot, dar vieną aš jums parodysiu. Va, dar gali būti orantus. Gali būti ir toks variantas, ne? Paprastais laikomas šlykščiai pasibjaurėti, ne? Bet pakankamai originalu, ne? Va, nelabai jau matosi. Čia yra ir burbulai, ir jie dar yra užsukti. Ta prasme, antras planas yra pasuktas, nežinau kaip jau matosi. Ar gražu? Kodėl jums gražu? Ką? Nu, atmetant spalvos. Aš galiu atsukti, kur bjaurios spalvos. Gal, va, šitas. Aha, o į ką nepanašu? Čia net nėra kažkas, ką mes turėtume pamatyti. Yra medžio šakai ir daug burbuliukų. Ir nežinai, ką žiūrėti, ką čia reikia matyti ar matyti. Nes čia ir buvo fotkinta burbuliukai. Pasižiūrėti, ar burbuliukai išeis. Mano spėjimas. Aš nesu vėl tikras, čia yra grinai mano spekulacija ir niekas daugiau. Mobilių telefonų išpopuliarėjimas yra susijęs su krūva vaizdų, kurie sukasi jūsų kasdienybėje. Iš principo mobilių telefonų yra labai sudėtinga išgauti tą kažkokį suktą, burbuliuotą bokė, bet šiaip paprastą vaizdą išgauti yra įmanoma, visai neblogai. Ir išpopuliarėjus šitiem variantam vėl atsirado noras išsiskirti ir parodyti kažką kitaip. Ir vienas iš būdų yra būtent sužaisti su antru planu ir jį pademonstruoti tokį, ko dar niekas nėra matę. Ir vėl pirmieji, kaip nebūtų keista vėl, nusičiupo rusišką fotoaparatą, rusišką objektyvą, kuris vadinas Helios 40, kuris būtent suka antrą planą. Šiuo metu į ko tai pavirto? Žmonės su daug fotoaparatų? Ne, fišajus tai čia visai kitas reikalas. Heliosas jau atsibodo jums, ar ne? Mes šiaip jau po truputį pradeda atsibosti, jau labai daug. Tai vėl tapo mada. Ir yra labai daug kas pradeda naudoti ir kitokius objektyvus, kurie užsuka tą antrą planą. Ir vėl tai tapo iš to kažko originalaus ir naujo, tapo mada. Link ko aš lenkiu. Mes turim maždaug tokį ciklą, vėl jis yra grinai mano pezalai, su nieko nesusijęs ir aš lendu į savo vietą. Bet žeminti šitais dviem atvejais, mes turim pirminę idėją, kuri yra, pavyzdžiui, o pabandom fotografuoti kitaip negu visi, nekreipdami dėmesio į rezultatą, bet pabandom tokį gyvenimišką procesą, ne? Būti įvykio dalimi ir taip toliau. Ne, lomografijos idėja. Tada tai tampa populiaru, kol galų gale tai tampa verslu ir masiniu reikalu. Lygiai tas pats nutiko su Heliosu, kas nutiko, ogi Rusija naujino gamybą. Va, tai jau yra normalus verslas, plus tie, kurie turėjo netyčia objektyvą ir jiems nepatiko, jį pardavė labai brangiai. Nes buvo, šiuo metu yra vis dar mada. Va, tai du pavyzdžiai iš fotografijos. Užteks, neužteks? Užteks, atsibodo, teisingai. Trečia iš kur? Ne, sorry, du turiu tik tai. Gerai, kas čia? Emo, jo, Emo. Jūs augot tais laikais, kai buvo populiaru, ne? Taip. Jo, mokyklai paskaitys. Gal kažkas ir buvo. Jeigu apibendrinam, kas yra Emo? Ne, bet ta prasme, jeigu priskiriant kažkokių objektų kategorijai. Subkultūra. Va, labai gerai. Tai aš dar norėčiau pateikti pavyzdį iš subkultūros. Tai pirmiausia, kas tai yra subkultūra? Tai subkultūra yra kažkokia tai žmonių grupė, kuri pasižymi keliais dalykais.
Tai yra tapatumu, jie patys suvokia, kad jie yra kitokie, kad jie priklauso kažkokiai ne masiniai, netradiciniai, o originaliai grupiai, kurie yra įsipareigoję tokie būti. Na tai yra, jeigu tu esi įmau, tai tu esi įmau. Jeigu tu esi metalistas, gotas, punkas, skinas, morozas, ko dar? Hipsteris, okei, hipster prieisi. Kaip be būtų keista, mano pavyzdys bus apie hipsterius. Va. Netikėta, ne? Va. Kitas dalykas yra pastovus skirtingumas. Kad aš ne tik tai šiaip gimtadienio progą tampu įmau, bet aš esu nuolat daugelį atvejų įmau. Ir galų gale, kad aš esu kad ta grupė yra šiek tiek autonomiška. Tai nėra dirbtinai sukurtas darinys, kurį kažkas valdo. Nes pavyzdžiui, studentai tam tikrą prasme irgi yra subkultūra. Bet va ta subkultūros prasme, kai mes kalbam apie grupės, kurios egzistuoja, va kaip įmau, gotai ir kažkas tokio, tai studentai biški mažiau, pavyzdžiui, autonomijos turi ir kažko tokio. Tai va. Tai ir mes turim, kaip nebūtų keista, labai įdomi dalinai subkultūra, hipsteris. Atsibodavo hipsteriai? Jo. Hipsteriam jau laikas nueiti, ar ne? Jo. Kas ateis vietoj hipsteriam? Grįžuotas. Klasika gal kokia nors. Dar nepastebėjot? Nes čia yra mano tradicinis klausimas. Aš pirmą kartą turiu šiokį tokį atsakymą į jį. Kas mato naują grupę, kuri ateina vietoj hipsterių? Bet kirčiai. Yra beje tas variantas, kad gal tokie... Jo. Turbūt jo. Čia diskutuojamas variantas. Dar kalba apie tokius jekius. Jo, girdėjot jekis? Jo. Kuo jie skiriasi nuo hipsterio, aš jums nelabai pasakysiu, nes kol kas aš nemačiau turbūt normaliai gyvo jekio. Bet sakoma, kad skiriasi, bet jie taip pat naudoja iPhone'us. Dabar gerai, pakalbam apie hipsterius. Hipsteriai yra labai įdomi subkultūra, jeigu ją galim laikyti subkultūra. Dėl to, kad hipsterio vienas iš esminių dalykų yra sakyti, kad jis nėra hipsteris. Čia yra hipsterių? Ne. Nes prisipažinti, kad tu esi hipsteris, yra kažkoks iškrypimas. Nes jeigu tu prisipažįsti, kad tu eini su kažkuo, su kažkokia grupe, tai kaip tu gali sakyti, kad tu esi visiškai originalus? Tai hipsteriai yra grupė, kuris save apibrėžia per originalumą. Ir pirmi barzdotis storais akiniais ir gyvenantis kreatyvinį gyvenimo būdą, kuris yra visai skirtingas nuo viso to. Kas buvo iki šiol, buvo pakankamai originalu, ne? Bet ir kas nutiko po to, vėl tai tapo pakankamai masiškai. Ir šiuo metu jūs sakot, hipsteris, reikia naujo kažkokio, ne? Kažkokios šviežios idėjos, kuri prieštarautų hipsteriam. Labai įdomu, bet jekiai sako, kad jie nėra hipsteriai. Ir jeigu hipsteriai ieškojo visiško originalumo, tai jekiai sako, kad reikėtų eiti su mainstreamu. Paprieštaraukim prieš tai buvusiai kultūrai ir atraskim kažką originalaus. Pavyzdžiui, masiškumas yra originalu. Tai jeigu mes pasižiūrėsime į visą cikliuką, kaip visą tai išsisuka. Pirmiausia, kodėl mus apskritai jaudina šitas originalumas kaip klausimas. Nes mes galėtumėm savo ramiai gyventi ir būti tokie kaip visi. Ką mums to reikia? Ir čia greičiausia jau ne mano grynai sritis, jau tikrai nenorėčiau komentuoti, jums reikėtų kviesti sociologą, kultūrologą ar kažką tokio, ar pagaliau filosofą, egzistuoja ir tokie, kad egzistuoja tam tikros visuomeninės prielaidos. Vakarietiškas individualizmas, humanistinė psichologija, egzistencinė psichologija ir apskritai humanistinis egzistencinis judėjimas, kurie išpopuliarino savojo aš paiešką, savojo potencialo atskleidimą, savo unikalumo kultivavimą ir panašius dalykus. Tai yra susijęs su to, kad mūsų visuomenė yra gerai būti kitokiu negu visi kiti, siekti kažko, išsiskirti, tai yra okei. Kitose kultūrose, dėl nesiryžtu labai komentuoti, bet, pavyzdžiui, Rytų Azijos šalis yra gerokai kolektyviškesnės. Ir aš nežinau, kaip Šiaurės Korėjoje yra su originalumu. Gali būti biški sunkiau. Va. Tai, kas išsisuka toliau, kol mes prieinam prie masinio originalumo? Pirmiausia, mes bandom apibrėžti save kaip skirtingą nuo kažko kito. Ar tai būtų fotografavimo stilius, ar tai būtų barzdos ir stori akiniai. Ir galų gale šitas prieštaravimas, jeigu jis yra pakankamai kūrybiškas, originalus ir džiaugsmingas, jis tampa masiniu.
Ir mes turime ką? Mes turim kitą žingsnį, kai kažkas jau prieštarauja tam prieštaravimui, kuris tapo tradicinė gyvenimo norma vienokia ar kitokia. Tai va. Tai pačiai pabaigai aš nematau jokių problemų ir jokio sunkumo masiniam originalume. Tai yra viskas gerai. Taip ir turbūt turėtų būti ir taip ir visada turbūt ir bus. Ir tame nėra nieko nei ko reikėtų labai skatinti, nei ko reikėtų labai baisėtis. Tiesiog gyvenimas yra toks. Ir mums natūraliai reikia to. Mums natūraliai reikia susitapatinti su kažkokia grupe. Apibrėžti save per priklausimą kažkam, net ir hipsteriam, kurie sako, kad jie nepriklauso hipsteriam ar kažką panašiai. Ir tos mados yra gerai, kol jos gerai. Po to kažkada taps nebegerai, visi norės būti kitokie ir vėl tai bus vėl gerai. Vienintelis niuansas, kad žmonės, kurie yra tikrai kūrybiški, jie paprastai praplaukia gražiai per šitą masinį originalumą ar masinį kažkokį tai vienokį ar kitokį savęs sukūrimo variantą. Ir jeigu mes pažiūrėsim vėl truputį į kitą sritį, pavyzdžiui, meną, tai praktiškai kiekvienoj meno srovėj mes turim žmonės, kurie buvo tarp iniciatorių, kurie išpopuliarino ją ir po to iš jos pasitraukė. Vienas iš tokių pavyzdžių, keturvėjininkų, žinot? Kiek galit pasakyti keturvėjininkų? Pavardėm, man prašau. Binkis, labai gerai, toliau. Ir baigta. Šemerys, Tysleva ir taip toliau girdėti. Girdėti, kad kažkur egzistavo. Ne? Bet iš principo visi žino tik Binkį. Jis buvo tarp pirmųjų, jam nusibodo, jis pasitraukė. Visi kiti toliau užsiminėjo keturvėjizmu. Futurizmai, bla bla bla, kažkokios. Tuo momentu tai buvo kažkas naujo ir šviežias vėjo gūsis. Ir vienetai praplaukia per šitą srovę, pereina į kitą ir jie visur sukasi visai neblogai. Kiti toliau lieka eksperimentuoti su to, kas jau buvo išeksperimentuota. Su kuo tai dar gali būti susijęs? Su dar vienu kūrybiškumo momentu. Yra tyrimai, kurie rodo, kad norint sukurti kažką tikrai wow, reikia 10 metų. Maždaug. 10 metų nėra šventa karvė, aišku, kai kam užteks 8, kai kam reikės 15, kai kam gal ir visą gyvenimą. Bet visi didieji kūriniai, arba bent jau didžioji dalis didžiųjų kūrinių, buvo sukurti žmonių, kurie toj srity dirbo ne mažiau 10 metų. Čia labiausiai vėl nagrinėta buvo menai, tiek muzikoje, tiek vaizduojamajame mene, tiek daug kur kitur. Žmonės 10 metų mažiausiai murdosi ir kuria visokias nesąmonės, perkūrinėja kitų kūrinius, perpaišo, kopijuoja, bando kažką ir maždaug po 10 metų sugeba peržengti kažkur toliau. Tai grįžtant prie cikliukų, kai mes ieškom originalumo ir tada tas originalumas tampa masiniu, tada mes vėl metamės kitur. Tai jeigu tai sukasi labai greitų ciklu, tai nieko gero, jeigu mes iš vieno hobio, veiklos ryties ar kažko tokio metamės į kitą dėl to, kad atėjo tokia mada. Tai mes nei vienam, nei kitam kažko nepasieksim, jeigu mes siekiam kažko pasiekti. Jeigu tai šiaip malonus laiko praleidimas, kodėl ne? Va. Ok. Tai va, plius minus aš pasakiau, ką buvau sugalvojęs. Dabar jūsų proga su manim pasiginčyti, ko aš labai norėčiau. Nes, kaip jau minėjau, čia yra gryna spekulacija, plius jeigu turit klausimų, galima apie juos pasišnekėti. Laiko, manau, mes turim? Jo, neblogai turim. Skelkit. Aš dar vis prie tą kūrybiškumo kažkaip. Gerai. Man įdomi jūsų nuomonė dėl kūrybiškumo raidos. Aha. Kaip sakėt, anksčiau minėjot, kad anksčiau tas, tarkim, tuo pačiu sovietmečiu ir dabartinis esantis kūrybiškumas jaunimo atžvilgiu ypač, jis ganėtinai radikaliai skiriasi, bent jau mano manymu. Pakomentuokit plačiau. Aš manau, kad tiesiog anksčiau tas kūrybiškumas buvo toks ištampuojamas visiems vienodai ir jeigu tu bandydavai išreikšti kūrybiškumą, jis būdavo labai pasakinamas, o dabar tiesiog yra geresnė terpė reikšti savo tą kūrybiškumą. Ir man įdomu, kaip jūs manot, kaip bus toliau. Ar žmonija tobulės šitame srityje?
Nu, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad tą dalyką, kad šiuo metu išreikšti save kažkokioj srityje yra lengva kaip niekada. Ne? Pirmiausia, niekada neturėjom tiek daug laisvo laiko, kaip be būtų juokinga. Nes ankstesniam jūsų gyvenime jūs negalėtume čia sėdėti, nes jums reikėtų šerti gyvulius. Greičiausia arba daryti kažką panašaus. Tiesiog nėra laiko. Va, tai vienas dalykas, kas yra geriau. Antras dalykas visgi masinės medijos. Tai yra ta vieta, kur mes galime paskelbti savo kurtą dalyką, ar tai būtų menas, ar tai būtų, nežinau, technika, ar tai kažkas kito ir sulaukti greito feedbacko. Kas gali būti momentas, kuris padeda tobulėti. Bet iš kitos pusės aš nesakyčiau, kad kažkas labai kokybiškai skirtingo buvo sovietmečiu. Kai tai liečia ideologiją, arba kai tai liečia pavojingas temas, kurios prieštarauja tobulam sovietiniam gyvenimui, tai buvo cenzuruojama tikrai. Bet jeigu ten yra kažkoks eilėraščiai apie meilę, tai tu tarybiniais metais jos rašėjai, tu dabar rašysi. Turbūt iš principo tu taip pat gali rašyti. Tik Dievo vardą neminėk ir viskas. Arba, nežinau, kapitalizmą. Tai va, į ką tai pavirs, nežinau, futurologam klausimas. Visiems atsibos kūrybiškumas ir visi sakys, būkim kaip visi. Po to vėl ateis moda kūrybiškumo. O tas kūrybiškumas atsibos todėl, kad žmonės pavargsta, ar tiesiog, kad, pripranta? Tai Nes tai tampa nebefainų būdų save apibrėžti. Vat mano atsakymas būtų toks. Nes žiūrėkit, kol tai yra kažkas, kur aš galiu sakyti, kad aš esu unikalus, ne toks kaip visi kiti, ar ne? Vat aš fotografuoju kreivų fotoaparatų, vat aš auginu barzdą, niekas neaugina jos. Vat aš užsiminėju kreatyviniu verslu, o ne tuo tradiciniu kaip visi kiti. Vat aš esu kažkuo išskirtinis, individualus ir puikus, tai yra patogus būdas paaiškinti savo ir kitiem, kad aš esu kitoks ir palengvinti savo gyvenimą, atsakant į klausimą, kas aš esu. Kai tai tampa nebeparanku, nes visi jau tai daro, tada atsiranda poreikis ieškoti kažko naujo. Mano atsakymas turbūt būtų toks. Niekas nenori ginčytis. Tai reiškia, galima šnekėti apie ką? Ką? Jūs pasakėt, kad laiko mes dabar tik daug turim. Bet iš tikrųjų tai kaip tik to laiko mažiau, nes dabar visi kaip tik sako, kad to laiko yra mažiau, nes nieko nespėjame, panašiai. Tai kaip yra. Aš stebiu savo ir kitų gyvenimą. Visada žmonės sako, kad neturi laiko. Visada. 10 metų atgal, 20 metų atgal visi sakė, kad laiko neturi. Kad gyvenimas yra labai sunkus ir užimtas. Šiuo momentu mes prisikuriam veiklų. Kiek iš to, kas užima jūsų laiko, jūs galėtumėte sakyti nenukentėdami? Taip, kad nesugrius jūsų gyvenimas. Pusės galėtumėt maždaug? Ramiai. Iš ko jūs dar turbūt studijuojate, ar ne? Tai valgys dar nelabai rūpi. Dažnai studentam nerūpi, nes bulvių ir makaronų atsargų dar turi. Ką? Miegas, jo, tam tikro laiko tarpo. Po to nulūšit, pamiegosit ir kas. Va, tai atsisakius kažkokių laisvalaikio užsiėmimų, studentiškų dalyvavimų, dalies paskaitų lankymų, dalies ruošimusi, nieks nuo to nenutiks. Ar ne, išlaikysit 5 ir kas? Tai problema, išlaikysit. Va, tai tokių mirtinų darbų jų turbūt yra mažiau negu bet kada, kurie yra susijęs su išgyvenimu arba minimalaus pragyvenimo lygio palaikymu. Dabar yra daug lengviau tai padaryti negu bet kada istorijoje. Tai, kad mes šiuo metu turim ženkliai daugiau informacijos, kad mūsų gyvenimo būdas yra ženkliai greitesnis dėl to, kad mūsų atliekami procesai trunka ženkliai trumpiau laiko, plus krūva procesų vyksta vienu metu, va tai sukuria tą jausmą, kad yra labai sunku, labai užgrūsta ir mes visi labai skubam. Tai va, tai toks biški paradoksas. Nežinau, ar atsakiau. Dar bus klausimų? Jūs turit, Kaip jūs manot, kaip yra susijęs žmogaus suvokimas apie jo paties originalumą su socialiniam medijom dabar? Nes, bent jau iš mano perspektyvos, man atrodo, kad
anksčiau turėjo būti, kad tu galėjai jaustis daug originalesnis, nes tu nematydavai viso to, kas dabar yra. Jūs ir atsakėte. Ir tuo pat metu turbūt tai dar ir susiję, tai ką jūs sakote, kad šiuo metu yra daug sunkiau, nes tu automatiškai lyginėsi su daug didesniu kiekiu žmonių. Ne? Anksčiau būdavo, 30 žmonių klasiai, tarkim, jeigu mokykloje galvoja, paauglystė yra pati tas laikas kalboti apie originalumą, ar ne? Ten 30 žmonių, dar mokykloje biški tenai, ne? Ir dar keli draugeliai kieme, viskas. O dabar pilnas internetas tokių kaip tu. Tai tas išsiplėtimas, aišku, gerokai apsunkina užduotį. Plus tai galbūt sieja su tuo, aš nesu tikras. Bet ką mes turėtume matyti, tai galbūt greitesnė tų madų ir subkultūrų kaita. Nes kai didesnis kiekis žmonių persisėmė tą pačią idėją, jiems greičiau turbūt ir atsibosta ir socialiniai tinklai ir kitos bendravimo priemonės greičiausiai turėtų greitinti cikliukus. Ar tai bus iš tikrųjų, pamatysime. Aš dar gyvenu per trumpai, kad galėčiau apie tai sakyti, nes aš pragyvenau mokyklos laikus, kai buvo visko. Bent jau aš neatsimenu ryškiai dominuojančios subkultūros, tada buvo emo, dabar yra hipsteriai. Dabar kažkas ateis po jų. Pažiūrėsim, kiek ištvars. Bet kirčiai arba jeki. Dar? Aš norėčiau paklausti, ar nėra tokio dalyko kaip neoriginalumo baimė? Ta prasme, kad žmogus kažkaip stengiasi save priskirti kažkokiai grupai ir kad jeigu jam nesiseka, ta prasme, tai paskui kažkokias pasiekmes, kažkas, ar darosi toksai dalykas kaip baimė. Baisu būti tokiam kaip visi? Ar prie tos masės kažkaip pataikyti, bet kaip sakot, atsiranda tas tarpas, kad tarp paauglystės ir tokių... Čia visai kitas dalykas, tas tarpas tarp paauglystės. Bet klausimas yra, ar yra toks dalykas kaip neoriginalumo baimė? Gerai, kas norėtumėt būti pilkas ir nieko neišskirtinis vidutinis žmogus? Kur jūs, taip, pavyzdžiui, dirbate kokiai nors įmonėje ir visi tiesiog nepastebi, kad jūs egzistuoja, jūs kaip baldas. Jūs esate apsirengęs pilkų kostiumų, pilkais marškiniais ir pilkų kaklaraiščiais, su pilkais batais, darbą nešėtės pilką lagaminą ir dirbate su pilkais poteriais. Bet manau, kad tokių žmonių daug yra, kad jie čia nesėdi. Bet jeigu jūs paklaustumėt jo, bet jis turbūt nesusimąstė. Ne, tai ar jūs jeigu jo paklaustumėt, ar tikrai tu esi pats, pilkiausias žmogus įmonėje, sakytų, ne? Mums natūraliai, iš tikrųjų, tai yra susiję su krūva dalykų. Čia galbūt yra biški kita ir sudėtinga tema, nes iš vienos pusės mums reikia bendrumo su kitais žmonėmis. Ir daug didesnė baimė yra turbūt, kad visi tave atmes. Nes jeigu tu padarysi kažką, kas yra absoliučiai neprimtina visiems, nežinau, aš dabar pradėčiau, ką žinau, nusirengčiau ir šokinėčiau ant stalo. Visi sakytų, iškviestumėt policiją arba greitai. Tai būtų kažkas originalaus galbūt jau šiek tiek, nors gal ir ne per daug, bet nesugalvoju nieko originalesnio. Bet tai būtų visai nepriimtina, jūs mane atmestumėt ir taip toliau. Tai mes galim siekdami originalumo, aišku, prisišaukti ir tokių pasiekmių, ir turbūt žmonės to irgi nenori, kad būtų visiškai atmesti grupės, į kurią jie lygiuojasi. Bet iš kitos pusės, tai, kad tu esi toks kaip visi ir pilkas, automatiškai reiškia, kad tavo statusas grupė greičiausiai bus minimum vidutinis, o gal ir žemesnis. Maksimum vidutinis, o gal ir žemesnis. Pilkų lyderių turbūt nebūna. Jeigu mes paimsim pilkų buhalterių, atsiprašau, jeigu yra čia buhalterių, tokia krestomatinė pilka profesija, labai atsiprašau, stereotipizavimą. Tai paimsim pilkų žmonių grupę, tai lyderis greičiausiai bus mažiausiai pilkas arba kaip tik labiausiai pilkas ir dėl to išskirtinis. Tai susiję ir su statusu, ir su atsakymu į klausimą, kas aš esu. Tai ta neoriginalumo baimė, turbūt galima sakyti, kad kažkas tokio egzistuoja. Bet jinai visada turi būti balansas su tuo, kad aš esu grupės narys. Ar grupė mane priima ar atmeta. Davai. Tarkim, vieni žmonės gali būti originalūs, bet jiem užtenka, kad jiem patiems tai žinot, kad jie yra originalūs, jie ten per daug niekam nesiskelbia, jie savo tai laiko ir jie yra to patenkinti.
O būna tokių žmonių, kurie nori visam pasauliui tik tai perteikti per visur, per viską, ko tai gali, kokie jie originalas ir panašiai. Tai kas tai lemia? Ta tokį skirtumą. Ok, ar pažįstate slaptų menininkų, kurie niekam nerodo savo kūrinių? Taip, va kažkas sako taip, pažinkite. Aha, nesat matę nei vieno jo kūrinio, ne? Taip, bet jūs žinot, kad menininkas. Čia irgi yra būdas pasakyti, koks aš esu originalus iš tikrųjų. Tai čia viena medalio pusė, ar ne? Kad dalis tų, kurie sako, kad aš esu originalus, bet niekas to nesupras, nes aš niekam to nerodysiu. Man nereikia populiarumo ir viešo žinomumo. Yra iš tikrųjų irgi būdas pasakyti, koks aš esu originalus, nes aš esu originalus. Ar ne? Tai irgi yra būdas, kaip tai galime padaryti. Iš kitos pusės, vėl, kūryba, jeigu eisim prie kūrybinio originalumo, ne? Apie kūrybiškumą kalbant, ne? Tai kūryba yra malonus procesas. Ne? Visada. Gali būti, gerai, sutinku. Ne visada, bet gali būti malonus procesas, ypač jeigu mes savo nekeliam aukštų tikslų. Kol tai yra veikla, kurią aš darau tik dėl to, kad man smagu ir nesiekiu tapti niekuo žinomu, nesiekiu sukurti šedevro, o tiesiog darau dėl to, kad fan. Tai tada kam rodyti savo kūrinį, jeigu jie šlamštas. Bet procesas džiugina. Gali būti ir toks turbūt variantas. Ar tikrai tai yra tikrai taip, kad tik tai procesas džiugina? Čia, o kiek tai yra saviapgaulė, irgi yra geras klausimas, nes galimas variantas ir kad aš puikiai suprantu, kad kuri šlamštą, dėl to jo niekam ir nerodau. Bet gal kai kada nors sukursi šedevrą, tai ir parodysi. Tai tada čia iš noro sukurti šedevro ir gero savikritiškumo derinys. Dar bus. Question. Ok, nebėra. Gerai, tai dėkui. Labai gerai. Visos organizacijų komandos norim labai padėkoti. Labai ačiū, kad atvykote ir pasidalinot savo žinias. Daiktai yra geri.